NASA tyrėjų teigimu vidutinio dydžio namui pakaktų 14 tinkamai parinktų kambarinių augalų. Tai tik keli pavyzdžiai. Iš tiesų kenksmingų medžiagų yra visur – apdailos medžiagose, dažuose, baldų apmušaluose, netgi popieriniuose rankšluosčiuose bei servetėlėse veidui valyti. Vaizduokliai, televizoriai ir kiti įrenginiai teršia kambarių orą net tada, kai nieko neužuodžiate. Be to, augalai ramina, padeda atsipalaiduoti, mažina galvos skausmus, drėkina orą, slopina garsus. Specialistai prie kompiuterių sėdintiems žmonėms pataria kuo dažniau daryti trumpas pertraukėles. Nebūtina net atsistoti, pakanka pasižvalgyti pro langą ar į greta stovinčius kambarinius augalus. Štai sąrašas įprastų, lengvai prižiūrimų augalų, itin gerai sugeriančių kenksmingas medžiagas. Singonis, lotyniškai Syngonium podophyllum. Lengvai auginamas vijoklis. Hamedorėja, lotyniškai Hamedorėja elegans, išvaizdi palmė. Bostono papartis, lotyniškai Nephrolepis exaltata. Nereiklus, pakenčia šešėlį, sugeria daugiausiai formaldehidų ir apskritai yra vienas geriausių filtrų. Bambukinė palmė, lotyniškai Chrysalidocarpus lutensis, puikiai valo orą. Dracena, lotyniškai Dracena deramensis, užauga iki 3 metrų aukščio. Gebenė lipikė, lotyniškai Hedera helix, besidriekiantis augalas. Benjamino fikusas, lotyniškai Ficus benjamina, atrodo kaip nedidelis medis ar krūmas. Skindapas, lotyniškai Skindapsus, sparčiai auga, jo nepuola kenkėjai. Kuokštinis chlorofitas, lotyniškai Chlorophytum comosum, auga net neprižiūrimas. Dar 1984 metais NASA tyrimai parodė, kad chlorofitas ypač efektyviai sugeria formaldehidus, ksilolą, benzeną ir anglies monoksidą.